Labas rytas, bažnyčia. Žinot, didžiulė privilegija atvažiuoti į Kauną ir kalbėti. Kažkaip tai jau norėjusi sakyti, gal jau einam namo. Bijau, kad nesugadinčiau viso to švento ir angeliško buvimo, tai ką mes čia patyrėm. Tikrai labai geras laikas buvo. Nežinau, kaip jum, gal jūs jau čia įpratę prie tokio tobulumo. Aš galvoju, kad tik pas mus taip tobula viskas yra, bet dėja. Ne. Tikrai aš labai paliestas šlovinimu. Iš kur tas angelas, aš bandžiau atspėti, vis žmonos klausiu. Iš kur? Kodėl aš dar nemačiau, negirdėjau. Tokie balsai nuostabus. Geras laikas, Dievo buvimas. Tiesiog sunku ir kažką pradėti kalbėti. Bet tikrai, kaip minėjau, labai gera būti Kaune. Čia jūs labai gražiai pakeitė interjerą. Taip jau vis solidžiau ir solidžiau su kiekvienais metais. Taip turi būti, jo, bažnyčia turi eiti į priekį. Ir mes, kaip Dievo vaikai, Dievo įvaizdis, pavyzdys, be abejo, mes turime stengtis, kad būtų jauku, gražu. Ir tikrai čia pas jūs jau gražu. Kažkaip ta scena tokia, man kaip ir atrodo, kai jinai sumažėjo, bet greičiausia, kad nesumažėjo. Bet tą kartą, kai užlipdavau, tai atrodydavo, man toks jausmas būdavo, kaip žinote, tais senais tarybiniais laikais, tai tokie suvažiavimai, ta scena aukšta tokia, ir tu čia kalbi kažką tai apie... Gerai, aš noriu be abejo palikti kažką tai, padrasinti jūs. Ir kaip visada, žinote, kiekvieną kartą sakai Viešpatie, ką tu nori kalbėti, ką tu nori sakyti. Ir Dievas įdėjo, kaip ir atgaivino tą vieną tokią svarbę mintį. Ir aš noriu šiandieną pasidalinti, nes aš tikiu, kad tai yra labai svarbu. Be abejo, nieko naujo neišmokysiu. Aš manau, kad viską puikiai žinote ir turite gerus pastorius, kurie jūs labai puikiai moko ir dėsto labai svarbius dalykus. Bet aš tiesiog noriu palikti tokį galbūt labiau paraginimą, labiau tokį padrasinimą, labiau tokį, žinote, įkvėpimą. Nes tikrai aš tikiu, tai yra labai svarbu. Mes kaip krikščionis, mes turime šiandieną suprasti ir aiškiai šiandieną girdime tą frazę galbūt, kad yra Dievo valia kiekvieno mūsų gyvenime. Ir Dievo valia yra apskritai bažnyčiai. Ir aš tikiu, kad šiandieną mes daug dalykų suprantame, mes daug dalykų suvokiame, bet kaip sudėtinga kitą kartą yra žengti šito žingsnius. Kaip mes jau girdėjome prieš tai, kai dalyjosi brolis, kitą kartą mes žinome, jau mes suprantame, kad reikia tikėti. Ir kai ateina problemos taiga, kažkaip taip pajauti, kad tas tikėjimas kažkur tai prapuola ir labai sudėtinga kitą kartą daryti tos žingsnius. Ir tai yra šiandieną ta tokia žinia, tai ką aš noriu kalbėti į mūsų gyvenimą šiandieną, kad kaip svarbu yra ne vien tik tai žinoti, ne vien tik tai suprasti, ką reikia daryti tam tikrais atvejais, bet kad mes eitume ir darytume šitos dalykus. Eitume ir žengtume tuos žingsnius. Šiandieną tampa, žinote, kaip ir taip jau madinga, kad aš esu krikščionis, nors
ta krikščionybė šiandieną tokia įvairiai yra suprantama, traktuojama, bet šiandieną, žinote, dažnai būna, kad mes sakome, aš priklausau tokiai bažnyčiai, aš ten priklausau tokiai denominacijai ir dar kažkaip tai kaip beįvardintume. Bet svarbiausias dalykas, aš tikiu, kad šiandieną yra, kad mes, kaip sako Evangelija, eitume ir padarytume kitus Jėzaus mokiniais. Ir kai mes girdime šitą frazę, mes kitą kartą įsivaizduojame tokį, žinote, kaip ir žiūrime iš vienos tik tai pusės. Eiti, padaryti, tai kažkas visada susiję yra su Evangelijos skelbimu. Ir evangelizacija. Reikia daryti daug evangelizacijų. Bet aš noriu šiandieną, kad mes pažvelgtume truputėlį iš kitos pozicijos. Nes aš tikiu, kad eiti ir padaryti, eiti ir skelbti yra šiandieną daug būdų. Daug galimybių. Ir jūs puikiai tai šiandien suprantate. Ir aš nesakau, kad mums dabar nebereikia daryti evangelizacijų, nereikia eiti į gatves. Bet aš noriu tiesiog perteikti tą žinią tokią visai bažnyčiai, kad mes visi šiandieną galime prisidėti prie šitų dalykų. Įvairiausiais, sakykime, galbūt nedideliais žingsniukais, bet tai galime būti visi kartu. Ir mes šiandieną turime, ir mes puikiai suprantame, kad ateina paskutiniai laikai. Kad jau yra ties paskutinis laikas. Amen? Ar ši bažnyčia sutinka su tuo? Nereikia būti pranašu, jo? Nereikia būti super dvasiniu žmogumi, kad kažkaip tai nuspėti, kad ko gero paskutiniai laikai. Aš nežinau, ant kiek tai yra tiksliai. Paskutinė informacija, aš girdėjau iš vieno pastoriaus, aš tiesiog girdėjau irgi. Bet galbūt, gal tai dar yra, gal tik tai gandai, bet kažką tai sakė, kad jau pasirašė Europos Sąjungoje tokį būtent sprendimą. Ir kiekvienos šalis pasirašė. Tame tarpe ir Latvijai, ir Lietuviai, ir visi kiti, kas įeina į Europos Sąjungą. Pasirašytas yra toks dekretas, kad jeigu nuo scenos pasakai, kad homoseksualizmas yra nuodėmė, tave gali patraukti jau į baudžiamą bylą gali iškelti. Taip, kad judame labai taip gražiai į pasaulio pabaigą, kai viskas bus labai akivaizdu ir gražu, kad teisumui, šventumui, Dievo principams kaip ir vietos lieka vis mažiau ir mažiau. Kad Dievo vertybės jos yra su kiekvienais metais vis sumenkinamos ir sumažinamos. Ir aš tikiu, aš čia dar darau tokį įvadą, kad mes galėtume po to iki galo viską suprasti. Aš tikiu, kad nes Biblija taip sako. Ir aš tikiu, kad šita bažnyčia taip pat tiki tuom. Nes Biblija sako, kad ateis Jėzus Kristus paimti savo bažnyčios. O jeigu mes žinome šiandieną ir tikime, kad Jėzus Kristus ateis paimti savo bažnyčios, žiūrėdami į šiandieninę situaciją, tai klausimas tada toksai įdomus. Tai ką paims? Aš suprantu Kauną, čia savaime aišku jau, Kaunas beveik visas eis. O ką darys su tais kaimais? Ir čia toksai kaip ir gaunasi tada klaustukas, jeigu žiūrėt pagal tą statistiką surašymo, tai ten, iš jėgos galim išspaus gal. Nežinau, iš jėgos, aš čia jau antiek darau didelę nuolaidą, kad, sakykime, 10% jau.
Nors žinome, kad ten 67 procentai yra savęs laiko apskritai čia bendrai, kad jie yra katalikai, krikščionys ir taip toliau. Bet jeigu taip žiūrint, pagal tai, ką reikalauja Biblija, tai kokie yra Dievo standartai, aš galvoju, kad maksimaliai jau ištrauksim ir tai Rytis purto galvą, sako, ne, negausim 10%. Taigi, klausimas tada, jeigu Jėzus ateis paimti savo bažnyčios, ką jis ras? Ką jis ras? Aš kalbu apie Lietuvą. Aš nekalbu apie Kiniją, kuri galbūt dauguma būtų šiuo atveju, jeigu visus surinktume. Ir toksai automatiškai ateina atsakymas. Reiškia, Dievas yra kažką tai dar suplanavęs. Ir mes žinome, kad Dievo žodis kalba apie paskutinius laikus ir Dievo žodis kalba apie vėlyvąjį lietų, kuri Viešpats išlies. Ir tai yra šiandieną ne apreiškimas, tai yra tiesiog realus suvokimas, kad Dievas išlies didžiulį, paskutinį, galingą, stiprų prabudimą, kuriuo metu, aš tikiu, galbūt liks tik tai 10% Lietuvoje. Aš tikiu, kad Dievas pakels, išgelbės ir galbūt galime sakyti, kodėl taip nesąžininga. Mes čia tiek metų kankinomės, kentėjome jo, kažkam tai galbūt taip tiesiog paskutinę dieną, bet taip yra. Taip kalba taip pat Dievo žodis. Ir visame tame įvade tai, ką aš šiandieną, nuo ko pradėjau, tai kad mes šiandieną turime suprasti, turime suvokti, kad ateinant tam paskutiniam prabudimui. Nes visa tai yra būtent tuo metu, kada būtent jau bus paskutinis laikas. Dievas išlies savo prabudimą ir jis naudos ką? Jis naudos bažnyčią. Todėl šiandieną ypatingas akcentas, tai kaip aš šiandieną suvokiu, kad kiekviena bažnyčia turi būti pasiruošusi. Kiekvienas žmogus, kuris save šiandieną laiko atgimusiu žmogumi, atgimusiu iš aukšto žmogumi, turi būti pasiruošęs būti pasiruošęs priimti tą galingą paskutinį prabudimą ir įsilieti į jį. Aš tikiu, kad tai bus kažkas tai galingo, nesuvokiamo. Mes daugmaž žinome, girdime, skaitėme apie prabudimus, kaip jie vyko, ant kiek tai nerealūs dalykai vykdavo. Bet aš tikiu, kad tas paskutinis prabudimas, tai bus visa tai sudėjus, ką mes žinom ir dar to, ko mes net neįsivaizduojame, ką Dievas gali padaryti. Ir tokiu būdu šiandieną noriu tokį palikti padrąsinimą, paraginimą, nes aš tikiu, kad mes kiekvienas esantis čia Kaune, esantis Biržuose ar Vilniuje, ar kur bebūtume, aš kalbu apie bažnyčias, mes nešame atsakomybę. Mes turime prisijimti atsakomybę už tai, kad būti pasiruošusiam šitam prabudimui. Amen. Todėl mes turime tai šiandieną giliai savo širdyje suvokti ir suprasti. Aš turiu atsakomybę. Aš privalau prisijimti atsakomybę už tai. Atsisuk į savo kaimyną ir pasakyk, aš privalau prisijimti atsakomybę. Tai yra labai svarbu šiandieną, kad mes tai realiai suvoktume. Nuo manęs daug kas priklausys.
Tu galvoji, sakai, ai, čia viskas, kaip pastorius padarys, kaip pastoriai padarys, taip ir bus. Ne, kiekvienas mes turime prisijimti atsakomybę už tai, kad bažnyčia būtų pasiruošusi tam paskutiniam laikui, tam paskutiniam prabudimui, kai Dievo galinga jėga nužengs, kai Dievo galinga jėga tiesiog įsilies į šitą žemę. Ir tai nebus vien tik Lietuva, tai bus visa planeta Žemė, kurioje Dievas galingai darys savo stebuklus. Ir aš tikiu, kad kiekviena karta privalo paruošti kitą kartą. Galbūt, žinote, mes galime sakyti, ir iš tikrųjų mes nežinome nei dienos, nei valandos, nes taip kalba Dievo žodis. Mes nežinome, kad dabar, ten, tokiais ir tokiais metais, viskas bus. Be abejo, mes nežinome, kiek laiko dar įsilaikys. Galbūt kai kurie iš mūsų gal nebepamatysime to paskutinio prabudimo. Bet aš tikiu, kad kažkokia tai karta, kad kažkokie tai žmonės jame tai sudalyvaus. Jame jie bus. Todėl tai, ką aš noriu šiandieną pasakyti, kad mes turime perduoti tą ugnį. Mes turime iš kartos į kartą palikti tvirtą tikėjimą, tvirtą ugnį, kad kiekvienas, kuris seka Kristumi, sekdami, matydami tavo tikėjimą, jie būtų tvirti. Ir jie galėtų eiti ir toliau siekti to, ką jie matė, ką darė kiti prieš tai. Ir šitame pavyzdyje, žinote, aš taip visada prisimenu mūsų bažnyčią. Aš prisimenu, aš šiandien nekartą esu girdėjęs iš savo žmonos, kai ji pamena dar. Jinai pamena tos susirinkimus, jinai pamena tos žmonės, kurių jau šiandieną nebėra, bet dėka jų tikėjimo, dėka jų pasišventimo, šiandieną toliau vyksta Dievo darbas. Ir aš tikiu, kad tai yra šiandieną iššūkis kiekvienam iš mūsų, kad mes paliktume tai, kas trauktų žmonės prie Kristaus, kas turėtų tą tokį stimulą aukotis, pasišvęsti dėl Kristaus. Ir aš manau, kad tie pavyzdžiai, į kuriuos mes šiandieną žiūrime, prisimename, jie mus skatina nenuleisti rankų, bet eiti į priekį. Todėl aš manau, kad šiandieną kiekvienai bažnyčiai yra iššūkis. Ir noriu, kad atsiverstumėt pranašo Malachijo knygą. Ir ten yra tokia trumpa eilutė. 3 skyrius, 2 eilutė. Ten pasakyta yra, kas išlaikys tą dieną ir kas ištvers jam pasirodžius. Jis yra kaip lydytojo ugnis ir kaip skalbėjų šarmas. Sako, kas išlaikys tą dieną ir kas ištvers jam pasirodžius. Žinote, tai svarbus toks iššūkis kiekvienam iš mūsų. Kas išlaikys ir ištvers. Aš manau, kad tai yra svarbiausias dalykas, tai ką mes turime kiekvieną dieną šiandieną suvokti, suprasti. Išlaikyti ir ištverti iki galo. Jo, man labai patinka tas posakis, sako, gelbsti ne pradžia, bet pabaiga. Ir tai šiandieną yra labai svarbu realiai savo širdyje suvokti. Suprasti, kad tai, ką aš pradėjau eiti, kur aš pradėjau eiti, tai reiškia, aš turiu ten ir nueiti. Todėl, kas išlaikys, kitaip sakant, būti ar nebūti, jo? Ir tas toksai momentas, tai, ką aš noriu sutvirtinti, kad
mes visi esame būtent tame kelyje. Ir šiandieną mes tikrai matome daug tokių, sakykime, galbūt netinkamų pavyzdžių, kas vyksta mūsų aplink mus, gyvenime mūsų. Bet mes turime šiandien suprasti, kad mes neturime nuleisti rankų. Mes turime eiti į priekį, turime tvirtai stovėti tame, į ką Viešpats mus pašaukė. Ir vienas toksai pavyzdys, kurį mes galime tiesiog perskaityti kartu, tai pirmas laiškas Korintiečiams. Žinote, mes tikrai turime aiškiai suvokti, kaip mes statome ir iš ko mes statome. Ir pirmame laiške Korintiečiams, 3 skyriuje, nuo 10 eilutės, yra pasakyta. Paulius sako: pagal Dievo man suteiktą malonę, aš, kaip išmintingas statybos vadovas, padėjau pamatą, o kitas stato ant jo. Tegul kiekvienas žiūri, kaip stato. Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus. Jei kas stato ant šio pamato iš aukso, sidabro, brangakmenių, medžio, šieno ir šiaudų, kiekvieno darbas išaiškės. Todėl, kad diena jį atskleis, nes tai bus atskleista ugnimi ir ugnis ištirs, koks kieno darbas. Mes puikiai žinome šitą rašto vietą. Ir tai, kas mane privertė dar kartą pažvelgti šitą rašto vietą, tai tas pasakymas, sako, tegul kiekvienas žiūri, kaip stato. Žinote, tai aš noriu tiesiog kiekvienam iš jūsų pakartoti dar šitą rašto vietą. Tegul žiūri kiekvienas, kaip stato. Šiandieną tai yra kiekvieno mūsų atsakomybė. Nestato vien tik tai pastoriai, ar tai dar kažkas, nors galbūt daug atsakomybės yra tiems žmonėms. Bet aš šiandieną noriu pasakyti, kad kiekvienas mes esame tie statytojai. Ir žodė šiandieną mums aiškiai nori pasakyti, kad kiekvienas iš mūsų mes turime prisijimti atsakomybę ir suprasti, kad kiekvienas mes turime žiūrėti, kaip mes statome. Ir įdomu yra tai, kad po to šitoj rašto vietoje yra sakoma, kas yra naudojama statybai. Ir aš tiesiog noriu pasakyti, kad mes turime žiūrėti, kaip mes statome ir iš ko mes statome. Šiandieną žiūriu, jau yra natūralu ir įprasta. Ateina tokie laikai, kaip žmonės sugeba ieškoti vien tik tai savo naudos būdami bažnyčiai. Ir jokio pasišventimo, jokio atsakomybės, jokio kažkokio tai galbūt atsakingumo. Nes dažniausiai žmonės tiesiog, ateisiu, gal Dievas palaimins mane, gal Dievas išgydys mane, gal dar kažkaip tai kažkas tai bus, jo. Bet tai, kas yra svarbiausia šiandieną, tai, kad Dievas nori kalbėti mūsų širdis. Kad mes neštume tą atsakomybę. Tegul žiūri kiekvienas, kaip stato ir iš ko stato. Čia labai yra svarbu suprasti. Žinote, kai visą tai žiūri, šiandieną mes tiesiog galime pamatyti tą tokį, tą gyvenimą, kuris kitą kartą būna antiek išderintas, antiek išsiblaškęs, išblaškytas,
kad žmonės pamiršta atsakomybę, pamiršta tai, dėl ko mes kiekvienas esame išgelbėti. Dėl ko Jėzus Kristus praliejo savo kraują ant kryžiaus. Dėl ko jis aukojo save. Ir šiandieną, žiūrėdami į šį gyvenimą, žiūrėdami į šiandieninės dienas, mes matome, kaip viskas yra lengvai nubraukiama, kaip yra viskas lengvai paminama. Kad ir tos visos krikščioniškos vertybės, kurios jau tuoj greitai galėsime įtraukti į raudonąją knygą, apskritai kaip šeimos egzistavimas, kaip santykiai šeimoje ir taip toliau, visa tai tiesiog blanksta su kiekviena diena. Todėl aš manau, kad kiekvienas iš mūsų mes turime žvelgti savo širdį ir suprasti, kad aš turiu palikti tai, kas stiprins, tai, kas pakels kitus žmonės. Ateidamas ir pasišvęsdamas dėl viešpaties kiekvieną dieną, kažkaip teisingai gyvendamas, elgdamasis teisingai, aš tikiu, tu gali neišeiti į gatvę, tu gali nebūti garsus evangelistas, arba galbūt tau nelabai išeina kalbinti žmonės gatvėje, bet elgdamas teisingai, turėdamas teisingus principus, turėdamas teisingas vertybės šitame gyvenime, tu gali įtakoti daug žmonių. Ir aš manau, kad tai šiandieną labai sutvirtina žmonės, kai tu matai tos teisingus tokius sprendimus. Žinote, mane šiandieną nustebino toks vienas įvykis ir taip įdomiai kažkaip tai, ir mes su žmona pakalvojom, šiandieną tai jau mus stebina, bet žmona sako, anksčiau, kiek aš atsimenu, kur tik bebūdavom, tai buvo natūralu ir aš pamenu taip pat ir kai aš Skandinavijoje būdavau dažnai, mane irgi stebindavo. Tas toksai įvykis, aš šiandieną, mes atsikeliam, be abejo mes buvome Kaune, jau iš vakaro atvažiavę, nes žinojome, kad anksti čia tarnavimas, kad anksti nereiktų kelti žmonai, tai aš sakau, važiuojam iš vakaro. Turime, sūnus gyvena bute, laisvas butas, atvažiavam ir aš iš ryto nusileidžiu užvesti mašinos ir močiutė tokia išeina. Sako, labas rytas. Aš toksai, labas. Kaip ir toks jausmas keistas, negi mane pažįsta ir čia kažkas tai. Ir sako, graži mašina. Sakau, ačiū. Ir gražus vaikinas. Ačiū. Atsisėdau toks, galvoju, kas čia įvyko. Tiesiog paprastas elementarus dalykas. Žmogus tiesiog džiaugiasi sutikęs ryte žmogų. Jis pasisveikino, jis pagyrė jį, jo? Ir tu sėdi po to dar keletą minučių, galvoji, įdomu, ką jinai norėjo tuo pasakyti. Tokias mintis, jo, automatiškai. Ir tu pamatai, kad ant kiek mes šiandieną žmonės jau prarandame tą žmogiškumą. Ant kiek mums sunku yra suprasti, kodėl su manim pasisveikino. Ir man tai paliko tokį kaip ir atmetus visą tą tokį, žinote, kažkokias kudlotas mintis, jo, tu pagalvoji, taigi malonu tai. Argi tai nemalonu? Kai su tavim pasisveikina, kai tave pagiria, jo, kad tu visai gražiai atrodai. Ir tai aš apie ką kalbu, brangiai, kad tos teisingos vertybės, tas teisingas elgesys, tie teisingi motyvai,
jie gali paveikti daug žmonių aplink esančių. Jeigu tu naudoji neteisingas statybinės medžiagas, statydamas tos santykius, tu tiesiog būni išdidus, tu būni piktas, tu būni nesusivaldantis ir taip toliau, nors tai, žinote, be abejo, tų dalykų atsiranda ir mumise kiekvieną dieną. Bet jeigu tik tai tie dalykai būtų, jeigu mes tik tai jais statytume, mes nieko negalėtume pastatyti. Ir šiandieną aš taip kitą kartą matau, kad žmonės ieško tik savo naudos ir jie pamiršta apie kitą žmogų, pamiršta apie teisingus santykius, apie tai, ko laukia iš mūsų kiekvieną dieną Viešpats. Todėl aš tikiu, kad kiekvienas mes galime palikti teisingą antspaudą. Ir mes galime paliesti daug žmonių savo teisingų elgesių, savo teisingų požiūrių, savo teisingomis vertybėmis, kurios yra mumise, mes skaitom apie jas Dievo žodyje. Todėl aš manau, kad mes turime aiškiai ir konkrečiai šiandieną prisijimti ant savęs tą atsakomybę. Aš turiu šiandieną žiūrėti, kaip aš statau ir iš ko aš visą tai statau. Jeigu manyje yra tik tai vien negatyvus dalykai, nieko gero mes nepastatysim. Niekas, kaip sakant, nebus paliestas. Ir žinote, toks žiaurus pavyzdys yra vienas, prisiminiau. Taip aš labai čia taip trumpai nesigilinsiu į kraštutinumus. Vienas toksai senais laikais kunigas buvo labai toksai įdomus, gal kai kurie esate įskaitę, netgi į literatūrą jis yra paminėtas. Sako, buvo laidotuvės, buvo piktą žmogų laidojo. Sako, atidarykit karstą. Atidarė, tai iš pat pradžių automatiškai, kaip negalima čia, atidarykit karstą. Ir atidarė, sako, dabar taip ir taip, išdėjo šuns dienas, uždarykite, sako. Čia toksai žiaurus pavyzdys be abejo, bet aš kalbu apie tai, kad tai, ką jis paliko žmonėm, tai buvo nieko gero. Taip, kad palikime tai, kas yra teisinga, tai, kas žmonės džiugintų ir jie prisimintų. Kiekvieną kartą mes prisimename savo tikinčiuosius, kurie jau išėję pas Viešpatį ir dažnai sakome, kokie buvo jie stipraus tikėjimo, kaip jie stovėjo sunkiuose tose laikuose ir nei kiek neabejojo Dievu. O šiandieną mes labai greitai viską iškeičiame, labai greitai viską parduodame. Taigi bėgame į priekį ir aš manau, kad šiandieną mes suvokiame, kad atėjus dienai visa tai išaiškės. Atėjus dienai visa tai išaiškės. Ir mes žinome, kad Viešpats sako, kad Viešpats yra ugnis. Jinai viską išlydys, jinai viską parodys. Bet tai, kas mane vėl privedė prie tų apmąstymų, tai būtent tas kiekvienam iš jūsų gerai žinomas pavyzdys. Abraomas ir Sara. Mes prisimenam jo šitos du žmonės, nuo kurių Viešpats tikrai Dievas pradėjo didelį darbą. Ir pamenat tas pavyzdys, aš labai trumpai, mes jo neskaitysime, aš tiesiog priminsiu šiek tiek. Dievas davė pažadą, mes žinome Abraomui ir Sarai, kad Viešpats duos kūdikį ir būtent tai bus pradžių pradžia. Ir šiandieną, aš manau, Viešpats kiekvienam iš mūsų yra davęs kažkokį pažadą. Ir žinote, po 11 metų Sara galvoja, tikėjimas be darbų yra miręs, jo reikia kažkokį daryti sprendimą. 11 metukų prabėgo, niekas nevyksta, Dievas savo pažadų nevykdo. Ir be abejo, mes žinome, kad
gimsta Izmaelis, pirmagimis, kaip ir jie taip manė. Ir žinote, kai praėjo 27 metai jau, Dievas pasakė, ir kai jau Abraomas ir Sara sakė, viskas uždaryta, viskas, žmogiškų faktorių nebeliko jokių, kas galėtų dar prisidėti prie pažado įgyvendinimo. Tada Dievas pasakė, dabar laikas. Ir mes puikiai žinome, kad Dievas davė kūdikį ir tai buvo iš Dievo. Ir mes žinome, ir mes matome du tokius, žinote, du būdus, kaip buvo statoma žmogiškomis, sakykime, vertybėmis ir tais statybos medžiagos, kokias buvo paimtos jo, ir taip, kaip Dievas pastatė per juos, per jų gyvenimus. Ir be abejo, mes šiandieną turime vieną problemą dar iš tų laikų. Ir šiandieną mes žinome, kad visa tai atakuoja Europą, visa tai turi didelę įtaką pasauliui. Islamas, kuris būtent ir pajudėjo per Izmaelį. Ir šiandieną mes vargstame, mes kaip ir kovojame, nes visiškai kitos vertybės ir visiškai kiti dalykai. Todėl šiandieną mes turime aiškiai suprasti, ką mes statome ir iš ko mes statome. Ir kas tas yra mūsų statytojas, jo? Todėl šitas pavyzdys aiškiai parodo, kad kaip mes galime kitą kartą pastatyti ne tai, ką mums reikia pastatyti. Ir išlaukti Dievo, kuris, jeigu jis pažadėjo, reiškia, jis tai darys. Ir žinote, dar viena rašto vieta, kurią noriu tiesiog palikti, kaip padrąsinimą. Tokia svarbi mintis, tai yra Luko Evangelijoje. Luko Evangelijoje 6 skyriuje, 47 ir 48 eilutės. Man taip pat patiko šitą vietą, kaip ir mes daug kartų perskaitome, daug kartų kaip ir einame per tas vietas, bet būna taip sustoja ir tu pamatai kažką tai naujo. Čia pasakyti yra, kiekvienas, kuris ateina pas mane, klausosi mano žodžių ir juos vykdo. Aš parodysiu jums, į ką jis panašus. Jis panašus į namą statantį žmogų, kuris giliai įsikasė žemę ir padėjo pamatus ant uolos. Užėjus potviniui, srovė atsimušė į tą namą, bet neįstengė jo pajudinti, nes buvo pastatytas ant uolos. Taigi, kas sujungia mūsų pamatą su Kristumi? Ogi mūsų tikėjimas, kuris turi būti padėtas ant uolos. Kaip mes girdėjom, kad tas tikėjimas, tai, kas šiandieną sujungia mus su tuo pamato. Ir tas momentas, tai, kas mane čia taip tiesiog sustabdė, sako, jis įsikasė giliai. Jis giliai kasėsi. Jis giliai kapstėsi. Jis dėjo pastangas. Ir tiesiog mąstydamas apie šitą frazę, aš supratau, kad kaip svarbu šiandieną padėti savo tikėjimą būtent ant to tvirto pamato. Šiandieną kastis giliai, tai nereiškia vien tik tai, nors tai nėra labai jau blogai, bet tai nėra tik tai ten pabaigti teologinius mokslus, koledžus ir visa kita. Aš tikiu, kad įsikasti giliai ir padėti ant to pamato savo tikėjimą yra tai, kad turėti gilius asmeninius santykius su Dievu. Tai, kas šiandieną daro mus stabiliais, kas šiandieną daro mus tvirtais,
tai būtent asmeniniai Dievo santykiai. Gilūs asmeniniai santykiai su Dievu. Tai šiandieną yra labai svarbu. Jeigu tu šiandieną neturi šitų santykių su Dievu, reiškia, tu nepažįsti to, kuris tave išgelbėjo. O nepažindamas to, kuris tave išgelbėjo, tu nelabai suprasi, ką reikia daryti, kaip reikia statyti ir iš ko reikia statyti. Todėl toksai kaip ir noriu palikti tą tokį padrasinimą, brangieji, kad mes darytume tai tiesiog suvokdami būtent dėl ko mes gyvenam ir kas mus išgelbėjo. Kas suteikia mums šitą viltį, kas suteikia mums šitą prasmę, kas suteikia mums šitą džiaugsmą. Tai būtent tas mūsų gelbėtojas Jėzus Kristus, kurį mes turime kiekvienas asmeniškai pažinti ir padėti ant to tvirto pamato. Tai reiškia kiekvieną dieną, kiekvieną kartą ieškoti Dievo, turėti aiškų supratimą apie tą, kuris praliejo ir atidavė save. Praliejo savo kraują ir atidavė save už kiekvieną iš mūsų. Ir žinote, tai yra labai svarbu. Aš tikiu, kad mes paliktume tą teisingą antspaudą, kad mes paliktume tą ugnį, kad paliktume tą užsidegimą, kad būtent bažnyčia būtų pasiruošusi tam paskutiniam laikui, tam paskutiniam prabudimui. Ir aš tikiu, kad teisingi, jeigu mes žiūrėsime ir stebėsime save, kaip mes statome, iš ko mes statome, jeigu mes turėsime gilius asmeninius santykius su Dievu, bažnyčia bus pasiruošus. Aš tikiu, kiekvienas iš jūsų busit pasiruošę priimti šitą iššūkį, kai ateis tas laikas, būtent tas laikas, kai viešpats. Nežinote, viešpats sako, kiekvienas, kuris įtikės, bus išgelbėtas. Jis yra dėl kiekvieno. Todėl aš tikiu, kad mūsų šalis bus išgelbėta. Aš tikiu, kad ne tokia mažuma bus išgelbėta, bet aš tikiu, kad daug žmonių bus išgelbėta. Ir Dievo karalystė, Dievo dangus bus pilnas žmonių, kurie atgimė, kurie tiesiog pažins tą, kuris už juos mirė. Ir aš šiandieną noriu tiesiog, kad mes perduotume tai. Toks gražus dar pavyzdys yra, pamenat apie Dovydą ir Saliamoną. Dovydas labai norėjo pastatyti šventyklą, jo, bet Dievas pasakė, statys sūnus. Ir žinot, šiandieną galbūt mes norime kažką tai padaryti, bet Dievas yra numatęs, kas tai padarys. Ir todėl, žinote, mes niekuomet, kaip jau minėjau, mes nežinome nei valandos, nei dienos. Todėl leiskime, kad Dievas tiesiog veiktų ir darytų tai, ką Jis yra suplanavęs. Ir aš tikiu, kad bažnyčia turi būti pasiruošus šitam laikui. Ir aš tikiu, kad kiekvieno tai yra iššūkis, kiekvienam šiandieną tai yra įsipareigojimas būti tuo žmogumi, būti tuo indu, būti tuo instrumentu, kuris tiesiog prisidės kažkuom tai, kad jis įkvėps kažką tai, kad jis paliks po savęs tinkamą pavyzdį. Ir ateinančios kartos, jos matys šitą pavyzdį. Jie matys, jaunimas, vaikai, kurie auga šeimose, jie matys teisingus santykius, teisingas vertybės. Ir niekas negalės tiesiog išblaškyti viso to. Bet tam reikalingos yra pastangos. Todėl mes turime, brangieji, prisijimti tą atsakomybę. Perduoti tą ugnį, perduoti tą pasiaukojimą ir perduoti tą tikėjimą,
kurio patys šiandieną tikime. Kad mūsų vaikai, mūsų jaunimas, jie degtų šitą ugnimi. Amen. Tiesiog noriu palikti šitai bažnyčiai šitą padrasinimą, kad, žinote, visi mes judame į tą laiką. Ir galbūt mes, sakau, kai kurie nebepamatysime to laiko, bet mes turime perduoti tą ugnį. Amen. Pakilkim maldai. Taigi, kas išlaikys ir ištvers? Aš noriu palikti ant šitos frazės kiekvienam iš jūsų. Kas išlaikys ir ištvers iki galo? Žinot, tai yra labai svarbu. Išlaikyti ir ištverti iki galo. Jeigu mes jau pradėjome žengti, ženkime iki galo. Dievas niekuomet neapvilia. Dievas niekuomet nepadaro to, ko jis nebūtų sugalvojęs. Todėl viskas Dievo rankose. Ateikim, maldoji, brangus Viešpatie. Mes stovim tavo akivaizdoje. Mes žinom, kad tu pašaukei mus, Viešpatie. Savo krauju, savo auka, savo jėga tu išgelbėjai mus, Viešpatie. Tu pašaukei mus, Viešpatie, kad mes būtume tie indai ir instrumentai. Kad mes būtume tie instrumentai, per kuriuos tu, Viešpatie Dieve, galėsi statyti, Dieve, savo karalystę. Todėl mes atsiduodame į tavo rankas. Ir, Dieve, tiesiog trokštame, kad tavo valia būtų įgyvendinta, kad tavo valia būtų įvykdyta, Viešpatie. Kad kiekvienas esantis čia, Dieve, paliktų teisingą antspaudą, paliktų teisingą kvapą, kuris, Dieve, tiesiog drąsintų ir uždegtų ateinančias kartas. Kad tavo ugnis, Viešpatie, degtų mūsų širdise nuo ryto iki vakaro. Ne tada tik tai, kada mums gerai, Viešpatie, bet kada galbūt mums yra sunku. Mes tvirtai stovėtume savo tikėjime. Ant tikėjimo, kuris, Viešpatie, yra sujungtas su tvirtu pamatu, Viešpatie. Mes meldžiam, tegul tie asmeniniai santykiai su tavimi, jie dar labiau sustiprėja, kad mes suvoktume ir suprastume, koks didis ir galingas esi tu, Viešpatie. Kokie didingi ir galingi tavo darbai yra mūsų gyvenimuose, Dieve. Mes atiduodam tau šlovę ir meldžiam, padėk mums pasiruošti šitam paskutiniam prabudimui. Kad kiekviena bažnyčia būtų pasiruošusi, kad kiekvienas tikintysis būtų pasiruošęs priimti šitą iššūkį. O Dieve, atsiduodami tavo rankas ir meldžiam Jėzaus Kristaus vardu.